Yra angliškas posakis take the plunge. Daryti lemiamą žingsnį. Lietuviškai žvelgiant, tai yra nuostabaus miesto pavadinimas Plungė. Gamtos ateitis komanda jūs sveikina atvykus prie jūros. Tai yra Plungės jūros. Čia per bangas nepašokinėsim, bet tikrai pakalbėsim apie įvairiausias pakuotes ir ar jų čia galima surasti, kur joms nedera būti. Ar žmonės išmoko ne tik mesti, bet ir pataikyti, netrukus sužinosim. Keliaujam į Plungę. O šiandien mūsų laidoje matysite. Žiūrėkit, bet ten buteliuks plaukė prie jūsų. Tai čia ne mano buteliuks, aš su buteliukais nežaidžiu. O iš... Tik per šventės, bet jau gerai. Ons banguoja tėvynės kraštai. Kur dingo žmonės, pasakykit? Miega. Miega? Taip. Be 20:10. Nu, dabar darbo diena. O su manimi kartu Plungės meras. Sveiki, gyvi mere. Sveiki, Tai kur mes esam? mes esam Plungės jūroje. Vidury jūros. Vidury jūros esančiai saloj. Salų Lietuvoje jūroje nėra daug. Tai kas yra Plungė? Papasakokit žmonėms apie Plungę vasarą. Plungė yra žiauriai fainas miestas. Iš tikrųjų esam žalias miestas, turim jūrą ir esam miestas prie jūros. Turim nuostabų parką 56 hektarų, kur galima kartais, kai būna Lietuvoje karšta vasara, pasislėpti. Tai jeigu žmonės įsiveda į programėlę jūrą, tai būna, kad ne iki ten, iki čia atvažiuoja. Aš manau, kad čia yra arčiau važiuojant iš Vilniaus. Pabūt prie jūros. Mere, ar galima sakyti, kad Plungė ar Plungės žmonės tai yra rūšiavimo gamtos čempionai? Ir tiktų toks pasakymas? Plungiškai tikrai yra labai švarūs žmonės ir labai atsakingi ir jie tikrai mėgsta rūšiuot, moka rūšiuot ir labai rūpinasi tą aplinką, kurioje gyvena. Galbūt tai yra dar ir dėl to, kad būtent Plungės rajono teritorija yra Žemaitijos nacionalinis parkas, kuris tikrai turi išskirtinį grožį ir išskirtinę švarą. Nes gamta tiesiog keliauja, suprantu, čia prie žmonių. Tai iš tikrųjų mes mylim gamtą, mes esam gamtos vaikai, turbūt kaip ir visi Lietuvos gyventojai. Ir iš tikrųjų džiugina ta aplinka, kuri yra sutvarkoma ir žmonės labai maloniai prižiūri tą erdvės, kurios yra šalia. Šiaip visose miestuose, tai kai kalbi arba eini prie ančių, jos eina nuo mūsų. O čia mes stovim ir jos ateina. Gal kažką pasakyt nori? Kaip sekasi gyvent Plungėj? Ir koks jūsų palinkėjimas būtų bendruomenėms, kurios jau moka mesti, dabar belieka pataikyti? Manau, kad turim tikėti tuo, ką darom ir daryti tuo, ko tikim. Ačiū labai. Dėkui. Nu ką, riedam per Lietuvą normaliais ratais. Plungės krašte suradom pasaulio Gineso rekordą. Tai yra sunkiausias realiai minamas dviratis 1416 kg. Esam Plateliuose ir suradom tokių transporto priemonių, kuris tikrai draugiškos gamtai, bet skaičiuoja apie kokį 40 metų. Nu jau arti 40. Tai kaip sekasi draugauti su gamta? Kaip sekasi ją sergėti? Nu, kad atrodo visai normaliai ir jau žmonės tiek neapšiukšlint kaip seniau, jau kaip kitaip biškelį. Pamatot jau, kad keičiasi supratimas? Nu. Keliaujant per Lietuvą, kur tu žmogus kitur dar surasi tokių transporto priemonių, jei ne Plungės apylinkėse, Platelių ežere, savo važinėjų su dviračiu iš Amerikos. Kiekvienas miestas turi savo gamtos sergėtojus, tikrus čempionus ir tokius mes tikrai atrandame Plungėje. Pakalbinkime. Jūs sako, labai gražu atrodo. Ateina, padėkoja, pagiria jūs. Taip, pagiria. Gera širdžiai. Kaip pasakysi, gerai. Gera. Tai linkim gero darbo, nepailsti ir toliau puoselėti aplinką ir gamtą. Ačiū Jums. Ačiū. Ir kągi, keliaujant per Lietuvą, tikrai galim pamatyti vis kitoniškų rūšiavimo konteinerių. Šįkart Plungėje tokie ir yra. Iš išorės toks dizainas, požeminiai ir svarbiausia, kad atėjęs žmogus gali vėl pasiskaityti visą informaciją tiek prie įėjimo, durys beje su kodinė spina, o ir įėjus taip pat dar tave pasitinka tekstai, kaip teisingai rūšiuoti maisto virtuvės atliekas arba nesuvalgiai, surūšiuok, į kompostą atiduok. Ir visa konteinerių eilė. Ateini ir padarai gerą darbą. Plungėje sutikome Alvydą, tikrą gamtos čempioną rūšiuotoją, kuris dalyvauja mūsų iššūkyje. Alvydai, pasiruošęs? Jo, bandom. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Skardinė pridavimui. Į kur? Į tarmatą, pakuotę,
į pakuočių konteinerį. Tai šitą į šiukšlinę, popierių į šiukšlinę, stiklas į stiklą, dar vienas stiklas į stiklą, odekolonų į stiklą. Tai 15 sekundžių. Į pakuotės išplovę, į šiukšliadėžę. Lipni juosta. Lipni juosta, šitas. Kibiras. Kibiras į pakuotės. Viskas. Tai 3, 2, 1. Į taromatą tas eina. Tėti, sakykit, garsiai. Stiklas, į tą stiklą, dėžutė į kartonas. popierius, jo. Popierius į popierių, stiklainis į stiklą. 10 sekundžių. 7, 6. Kitas atlikas. Kitas. Kitas atlikas. Kitas tai kas mišrios? Mišrė, nu tas. 3, 2, Stiklą 1. į plastiką. Gerai, žiūrim. Aš Valerijonas. Ai, Valerijonas vardas, labai gražus. Tai kokią žuvį pagavot? O, tai už žuvienį išeis? Išeis žuvienė. O klausykit, ponas Valerijonai, o jūs ar rūšiuojat namuose pakuotės? Rūšiuoju. O kodėl rūšiuojat? Tai kad taip reikia, jau nerūšiuosi, jau kelt kainą. Tiek keliavom po Lietuvą su projektu Tvari Lietuva, bet pasakų namelį suradome tik Plungėje. Vienintelis ir išskirtinis toks Lietuvoje, nebejotinai. Nu, Dalia, tai jau pagirkit tą Plungę. Didelė, gražus miestas, graži pakrontė. Kaip čia pasakyti, parkas labai gražus pas mumis ir. O žmonės kokie? Žmonės esam teisingi. Gal esam biški per tokiai rimti. Su charakteriu. Su charakteriu, tik ir žemaitė. Rūšiuojat pakuotės? Būtinai pakuotės rūšiuojam, būtinai. O plungiškiai visi rūšiuoja? Ne, mes neskaičiaujam visų. Nematom. Šiaip stengiamės. Pakuotė po pakuotės. Pakuotė po pakuotės. Tai dar vienas miestas su parkais ir centrinė miesto dalimi, kur viskas absoliučiai prižiūrėta. Žolytė nupjauta, viskas sugrėbta, upė teka, jokių šiukšlių. 2 žmonės vaikšto ir, kaip vietiniai sakė, darbo dieną, kad ir vasarą, tokiu metu į vakarą visi jau miega. Nežinau kodėl. Reikia atsigaivinti, jau perkaitom. Ir žinot, aš pagaliau supratau, apie ką yra tas jausmas būnant Plungėje. Va, šį vakarą tai yra apie privatumą, kad tu tiesiog esi vienas, jautiesi saugiai, ramiai, nėra kažkokių tai aplinkui čia dirgiklių ir žmonės didmiesčiuose tuo mėgautis gali, jeigu ten turi apsitvėrę kažkokią teritoriją. O čia tiesiog visame mieste, bent jau centrinėje dalyje, iš tikrųjų, kaip ponas privačiai vienas. Žinot, taip gera būti ramybėje ir gamtos apsuptyje, kad net žodžių stinga papasakoti apie pojūtį Plungėje. Kiekvienas kraštas, taip ir Plungė, turi savo gyvasties gyslelę. Tai čia yra Babrungo upė, kuri kerta Pakruojo dvaro parką. Na, o parko dydis net 60 hektarų. O apie Babrungo upę žmonės sako taip, kad ši upė elgiasi kaip tikras žemaitis. Teka lėtai, solidžiai ir be skubos. O aplinkui auga seni ąžuolai, liepos, klevai, kurie atrodo jau seniai priprato prie tokio kaimyno. Aš manau, kad mes Plungėje suradom svarbiausia, ką ieškojom. Tai žmonių įpročius, žmonių drąsą ir žmonių norą rūšiuoti pakuotės po pakuotės. Aš manau, kad mes sutikome tikrus gamtos entuziastus ir čempionus ir parodėme juos jums. Na, o aš primenu, kad šios laidos tai yra galimybė nominuoti ir savo krašto, savo bendruomenių iniciatyvas ar gyvas legendas, kas yra absoliučiai apie gamtą. Ir tai galite daryti projekte Tvari Lietuva specialioje Delfi platformoje. Na, o rudenį tikrai manau, kad mes išrinksime nugalėtojus.